Ką mes turim šiai dienai? Mes turim ILTE vidinius vertinimus, kurie sako du dalykus. Vienas dalykas, kad procedūros nepažeistos, kitas dalykas, kad pačios procedūros yra kiauros. Kada teisingumas tapo žurnalistų, o ne institucijų atsakomybė? Kodėl mūsų valstybės tarnybos miega, kai viešumoje kalbama apie pinigus iš neaiškių šaltinių? Sveiki! Neaiškios kilmės pinigai maitina ir finansuoja Lietuvos verslus, kai kur net kalbama apie įtaką politikai. Kai nuostolingas verslas maitinamas neaišku kokiamis paskolomis, kurios vėliau dar negrąžinamos yra. Pirmiausia, reikia įrodyti, ar ten buvo tos lėšos, kad premjeras nežino, tai ar nepamena, tai sena istorija. Tiesa ar netiesa, tai netiesa. Parodys institucijos ir pasižiūrės. Ir man, kaip paprastam Lietuvos piliečiui, darosi neramu. Jis tikrai turėjo žinot, kokia yra pinigų kilmė, o jeigu nežinojo, viešpatie jau turėjom tikrai daug laiko jį išsiaiškinti. Bet premjeras daug mieliau bėga nuo šių klausimų, taigi prašau nedezinformuoti visuomenę. Neramu ne tik dėl pačios situacijos, bet ir dėl to, kas jie aiškinasi. Kodėl apie tai sužinome tik iš žurnalistų? Mūsų teisėsaugos institucijos, kurios turi kompetencijos atlikti. Premjeras sako, kad ten nebuvo jo pinigų, nebuvo ten jokio jo kapitalo. Tai buvo vien tik skolintos lėšos iš neaiškios kilmės pinigų. Kur yra mūsų valstybės institucijos, kad gintų mūsų šalį ne tik nuo tankų, bet ir nuo pinigų įtakos? STT, VSD, FNTT, prokuratūra. Kur jūs? Kur institucijos, kurios turi pareigą ir įgaliojimus? Galbūt dalis institucijų ir dirba, bet to nepakanka. Kodėl dažniau kalba tyriamoji žurnalistika? Laisvės TV, Delfi ar 15 minučių žurnalistai, o ne jūs? Jei žurnalistai gali išsiaiškinti, vadinasi sutinkama valia, tai galėtų padaryti ir institucijos. Tad natūraliai kyla klausimas, ar tai neveiksnumas, ar tyčinis ignoravimas, dėl to, kad kai kas yra neliečiami. Pasyvumas griauna pasitikėjimą teisingumo sistema. Dažnai sakoma, čia konservatorių užsakymas, ar čia dar kažkieno kova dėl valdžios. Žurnalistai dažniausiai vienaip ir kitaip atlieka ar pagal užsakovus tam tikrus, ar savo iniciatyvą, tai būna dažniausiai nelabai objektyvų. Ir užsakovas, prašau, įvardinkit, kas yra mano užsakovas. Jeigu jau laidotės tokiais kaltinimais, prašau, tai pirmyn. Aš nekaltinu. Drąsiau, jūs dirbat antikorupcijos komisijoje ir drįstat savo taip sakyti. Turėkit politinės atsakomybės kažkiek. Aš čia nesakau, tai jūs atlikote ar savo, ar visą kitą. Visiems kažkas tos dėl savo iniciatyvą. Aš nesakiau kokį, galbūt. Galimai. Taip. Tiesa be įrodymų. Bet net jei ir taip, tai nieko nekeičia. Pažeidimas išlieka pažeidimu. Įstatymo, konstitucijos, moralės normų laužimas nepriklauso nuo to, kas jį atskleidė ar apmokėjo, nesvarbus ir motyvai. Pažeidimas vien dėl to netampa menkesnis. Jei namuose matai pelėsį, argi svarbu, kas jį parodė? Svarbu, kad jis yra. Ir jei norime pokyčių, privalome jį naikinti, užkirsti kelią žalai, kuri dar nepadaryta, kad ateityje tas nepasikartotų. Valstybėje, kaip ir namuose, reikia užkirsti kelią pelėsiui, kad jis nebeatsirastų, o tyrimus, kaip jis atsirado ir kas kaltas, bus galima daryti užkirtus galimus pažeidimus ateityje. Valstybės logika turėtų būti paprasta. Pirma, stabdom problemą. Antra, užkertam kelią pasikartojimui. Trečia, aiškinamės, kas kaltas. O jei galima viską daryti vienu metu, dar geriau. Bet negalima laukti, kol sistema pati save išanalizuos. Reikia veikti dabar. Mes matome, kaip dažnai politikai kalba vieną, daro kitą. Politikoje jau taip yra. Viena retorika yra politinė prieš rinkimus, kita, jinai matyti jau yra po rinkimų, kada reikia žvelgti realybę į akis. Tikiu, kad anksčiau ar vėliau visi pažeidėjai sulauks atsakomybės. Jei neteisinės,
tai bent jau visuomenės pasmerkimo. Ir tokie veikėjai. Mums reikia nepriklausomo prezidento, gebančio mąstyti, gerai suvokiančio šiandieninio pasaulio funkcionavimo dėsnius ir tendencijas, o kartu gebančio panaudoti savo žinias žmonių problemams spręsti. Čia pat prie derybų stalo, operatyviai reaguodamas į aktualijas. Tęsiu darbą Europos parlamente. O kodėl? Todėl, kad Europos parlamente aš jau dirbu 15 metų, tai mano yra paskutinė kadencija ir aš ją žadu pabaigti. Bet ar nemano tada, kad išdavė 91 000 rinkėjų, kuris suteikė jums pirmumo balsą? Aš noriu pasakyti, kad pirmiausia, tai jie balsavo už Socialdemokratų partiją. Ir Socialdemokratų partijos pasitikėjimas yra toks, kad mes formuojame valdančią daugumą. Ir iš tikrųjų, jūs supraskite, kad turi būti toks žmogus, kuris sugebėtų atlikti pareigas. Ir aš tikrai prisimėjau atsakomybę vesti tą sąrašą. Bus išmesti iš politinio gyvenimo be galimybės grįžti. Ir visiškai nesvarbu, kokiai partijai jie priklauso, ar kokias pareigas užima konservatoriai, liberalai, Nemuno aušriečiai, socialdemokratai ir panašiai. Niekas neturi turėti imuniteto. Politika privalo atgauti moralę. Už padarytas klaidas turi būti atsakomybė. Stiprūs žmonės klaidas pripažįsta. Išgirdęs signalą, kurį vertinu labai rimtai, priimu sprendimą šiandien trauktis iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pareigų. Silpni, slepiasi. Kas padaryta, to jau nebepakeisi, tačiau niekada nėra vėlu pripažinti klaidas. Prezidentui būti visiems lygiai teisingų yra dėja, bet neįkandama užduotis. Parodė neišpasakytą brandą, suvokusi, nusprendusi, jog galbūt kitas atliktų šį darbą geriau, tai yra branda. Tai nėra kažkoks atsakomybės, vien branda. Manau, gyvenime tikrai būna aplinkybės, kai žmonės keičia savo nuomonę ar keičia savo sprendimą. Pradėti jas taisyti. Tai brandos ir stiprybės ženklas. Žmonės vis dažniau tikisi ir nebetoleruoja pasiteisinimų bei atsakomybės vengimo. Valstybės biudžetas nėra jūsų bankomatas. Moralė ir atsakomybė privalo tapti norma, o ne išimtimi. Tauta ir istorija nepamiršta tų, kas kovoja už teisingumą. Ir nepamiršta tų, kurie ją išdavė. Tokiu būdu rinkėjų akise politiko kaip melagio įvaizdis įsitvirtina galutinai. Tai yra, jeigu tu sakai vieną ir iškart po rinkimų lygiai priešingai pakeiti savo nuomonę ir tu sakai, aš jūs apgavau, aš nežinau, ar rinkėjai į tai gali rimtai žiūrėti. Kurioje pusėje būsi tu? Jei bent kartą jau pastebėjai neteisybę ir praradai ramybę, vadinasi, dar nesi visai abejingas. Tai gera pradžia. Jei tau rūpi mūsų valstybė, netylėk, kalbėk, domėkis, klausk. Spaudimas veikia. Ir kiekvienas balsas svarbus. Mes dažnai laukiame, kol kažkas kitas pasakys tiesą garsiai, bet jei nepasakys, kas tada? Nepalikime kovos dėl teisingumo tik žurnalistams ir visuomenininkams. Tik taip sustabdysime cinišką neveiklumą, nes be mūsų niekas nesikeis. Kovoti su sistema nėra lengva, bet susitaikyti su melu dar sunkiau. Jie nori, kad mes pavargtume, kad numotume ranką, kad patikėtume, niekas nesikeičia. Jei tau svarbu, pasidalink. Pasidalink, kad išgirstų ir tie, kurie abejoja, ir ne tie, kurie nori, kad tylėtume. Žinot, aš esu įsitikinusi mano įsitikinimu. Jeigu žmogus esi politikas, tu būk politiku. Jeigu esi verslininkas, tu būk verslininku. Būt biški politiku ir būt biški verslininku tikrai niekada nesutinku su tokiais dalykais. Palucko įsigyta įmonė Sagerta veikia nuostolingai, tačiau gavo daugiau nei 233 000 litų paskolų. Paluckas kažkodėl turto ir interesų deklaracijose to nenurodė. UAB Sagerta aš nesu gavęs jokios naudos, jokia forma. Toks žanras yra kažkas tarp OnlyFans ir telefoninio sukčiavimo.
Praėjusią savaitę Seimas pritarė, kad valstybės tarnautojai ir jiems prilyginami asmenys už piktnaudžiavimą būtų baudžiami tik tuo atveju, jei padarytų didelę turtinę žalą. Protestuotojai sakė, kad politikai demonstruoja absoliučią neatsakomybę ir atveria Pandoros skrynę, o tai reiškia, kad visi piktnaudžiaujantys savo valdžia taps nebaudžiami. Visa laimė, kad Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas šiandien nutarė nesvarstyti pataisų. Klausimas keliasi į rudens sesiją. Tačiau skandalingas ne tik pats įstatymo projektas, bet ir tai, kaip jį bandyta prastumti. Praėjusią savaitę ketvirtadienio vakarą socdemai tai bandė daryti skubos tvarka. Kuo čia svarbus mūsų aptariami pakeitimai? Pagal projektą didelė turtinė žala būtų laikoma ta, kurios dydis būtų nuo 20 iki 45 tūkstančių eurų. Čekiukų bylose ne tik įtariamas, bet ir jau nuteistas 21 politikas. Visiems jiems uždrausta nuo 2 iki 5 metų eiti pareigas, taigi jiems tai užkirstų kelią kandidatuoti 2027 metų savivaldos rinkimuose. Žinant jo požiūrį į tai, kad visi šalyje yra lygus, gal jis randa laiko ir į Pietų Korėją nuskrist, ir Kalėdas kartu atšvęs. Prieš Kalėdas Nausėda kreipėsi į Lietuvos žmonės, paprašė visų per šventes likti namuose, nekeliauti pas artimuosius, neplatinti viruso, tiesiog už širdies griebiantis rūpestis savo šalies piliečiais. Tačiau šiemet prašau jūsų, susilaikykite nuo šventinių susibūrimų. Paprašykite vaikų ir anūkų šį kartą jūsų neaplankyti. O paskui jis grįžo namo ir, kad nesijaustų per šventes vienišas, apkabino iš Vokietijos grįžusią dukrytę Gedailę. Bet čia jerunda, yra ir nemalonesnių situacijų. Pavyzdžiui, 6 vieta, kai prabudęs kerštingumas priverčia sulaužyti iš Seimo tribūnos ištartų žodžius. Kviečiu mūsų ateities bendrautoriais tapti kiekvieną Lietuvos žmogų. Prezidentūra yra atvira jums ir jūsų idėjoms. Prezidentūra bus atvira visiems. Išskyrus tuos, kurie negražiai kalba apie prezidentą. Tokius bjaurybės kaip Valatka, Bruveris ir Miliūtė. Prezidentūros renginiai yra asmeniniai Nausėdos, baliai ir vakarėliai. Kas kam neaišku. Elito vakarėliuose tie, kurie koliojasi kaip kolchoznikai, nepageidaujami. Čia 4 vieta. Prezidentas taip ir padarė, prasmego. Tikriausiai matė tokius skelbimus socialiniuose tinkluose per pirmąją COVID bangą. Kaip prezidentas paliko viską tiesiog tvarkyti vyriausybei. Būsiu aktyviai veikiantis prezidentas ir atsakingai išnaudosiu visas konstitucijos man suteikiamas galias ir tautos palaikymą. Vat ko mažiausiai tikėjomės iš prezidento buvusio banko ekonomisto, tai mūsų kito užlikimo. Numeris 3. Prezidentas gyrėsi, kad jo rinkimų finansavimas yra skaidriausias per amžius. Bet mūsų žurnalistinių tyrimų komanda išsiaiškino, kad tie skaidrūs skaičiukai turėtų būti, gal ne visai tokie. Gitano Nausėdos prezidento rinkimų kampanija vyko pernai, bet jos finansai net ir dabar kelia rimtų abejonių. Mūsų tyrimas rodo, kad Nausėda gavo verslo paramos, kuri nėra deklaruota lygi šiol. Užtat kiti komunikacijos specialistai paskaičiavo, kad tokios paslaugos galėtų kainuoti apie 100 000 eurų. Ir antrą vietą mūsų topė užima jo pažadas būti visiems vienodai vienodų. Nėra ir negali būti 2, 3 ar 5 Lietuvų. Ji yra viena, mūsų visų. Todėl savo pareigą suprantu kaip įsipareigojimą ir įpareigojimą ryžtingai ginti ir atstovauti visų piliečių interesus. Žemaitaitis laužė priesaiką dėl savo pasisakymų apie žydus. Taip pat žvalgyba įvardyja, kad Žemaitaitis yra lengvabūdiškas ir neatsakingas. Tiesa, premjeras jau anksčiau abejojo žvalgybos objektyvumu. Valstybė tikrai nepažymomis valdoma. Buvo laikotarpis, kai pažymomis buvo valdoma kažkokiamis mistinėmis. Prabėgus daugiau nei savaitei, į Palucko abejones reaguoja ir prezidentas Gitanas Nausėda. Kritikuoja premjerą. Sakyti, kad valstybės saugumo departamento pažymos yra nereikalingos, tai reiškia pradėti abejoti valstybės saugumo departamento veiklą apskritai. Tai šiandieninėmis aplinkybėmis tai yra visiškai netoleruotina. Tai prezidentas labai teisingai pasakė, matyt, jis kalba apie situaciją pranešėjų istoriją, kada, kai būdamas prezidentas, dar prieš tapdamas prezidentu, rinko informaciją apie savo patarėjus ir davė nurodymą valstybės saugumo departamentui tikrinti. Tam buvo Seime pradėtas tyrimas ir jeigu mes nebūtumėm sustabdę šito proceso, tai būtų apkalta buvusi prezidentui. Niekaip nesuprantu, kaip galima taip giliai susikurti duobę, į kurią tu įkrenti.